Sveiki žmonės. 14 pamoka ir jinai bus labai svarbi, nes mes pabandysime išlipti iš tos prakeiktos baltos balos, kitaip sakant, iš to source editoriaus, kurio mes visą laiką iki šiol naudojamės. Ir pabandysim sukurti tiesiog vizualią programą, kurią, tarkime, matome paleidę Windowsus ir bet ką darydami mes visur jas matom, kaip sakant, interfejsas, GUI, kitaip sakant. Aišku, mes visą tai editinsime būtent source kodo editoriuje, ta prasme, modifikuosime viską būtent kaip iki šiol darėm, bet rezultatą matysime nebe tame juodame lange, kur paspausite Enter, kad programa išjungtų, o normaliame, pilkame, baltame, net nežinau, Windowsų paprastame normaliame lange. Hacks that fog, remove that box, exploit a hole in the Firefox. Hacking is about bringing in. Gerai, ekrane jūs dabar matote mūsų praeitos pamokos, 13 pamokos užduotį, visą kodą, bet mums jo nereikės, todėl mes turime jį išjungti. Tiesiog pasirinkime File ir Close All Editor Files. Ir šį kartą atidarinėsime visai kitų būdų. Mums reikėtų pasirinkti Project, New Project ir Application. Ar klausia, ar norime saugoti, mes nenorime saugoti. Gerai, tai vat, viskas kaip ir buvo prieš tai lyg, bet atsirado dvi naujos lentelės. Tai būtų pirma forma ir Object Inspector. Tvarkoju. Ką mes šiandien naudosime, tai būtent šitą formą. Ir čia yra pagrindinės mūsų visos reikmenys, net nežinau kaip pavadinti, kurių pagalba mes galime kurti interfejsą mūsų programai. Bet šiandien paimkim standartą, pačią banaliausią sukursime programėlę, tokią niekam tikusią. Tiesiog norėsiu parodyti jums, kaip čia viskas veikia. Gerai, tiesiog pasiimkime mygtuką kokį nors, bent kur čia vat numetam, matot, mygtukas, button 1, ir kokį nors labelą, pavyzdžiui. Gerai, tarkim, mes turime programėlę ir labelą ir savo mygtuką. Aišku, viską, ką mes uždėjome būtent į šitą vat, lentelę, kaip sakant, form 1, viskas automatiškai yra saugoma į mūsų source editorio langą. Ir kaip matote, iškart uses yra, su klasės jis utils, file util, forms, control, graphics, dialogs ir std controls. Tiksliai nelabai žinau, kas tas yra, bet, kažkas tokio. Gerai, iš karto galime iš tikro savo programėlę pasivadinti. Į 14 pamoką. Pagal idėją pas mus, mes kai saugosime šito vietoj, kur form 1 yra, bus pamoka 14. Toliau kas čia? Ir typas mūsų. Į mūsų typą yra įvesta būtent mūsų visos šitos programėlės išvaizda. Tai būtų ir button 1 ir labelas. Gerai, čia mes nieko nekeisime, mums reikės Object Inspectoriaus. Aš, tarkim, mūsų tas labelas yra labai mažas, aš jį norėčiau biškį padidinti. Kadangi aš jį dabar pažymėjau, mūsų Object Inspectoriaus langelyje yra būtent nustatymai labelui. Jeigu aš pažymėsiu mygtuką, automatiškai visi nustatymai pakinta. Gerai, kadangi aš noriu pakeisti labelą, tai renkuosi labelą ir aš noriu pakeisti font. Ir tai būtų dydį. Noriu padidinti, tarkim, šriftą. Ir į kokį 15, tarkim. Štai, įvedu čia 15 ir mūsų labelas padidėjo. Ok, tarkime, noriu dar padaryti bold, paryškinti, kaip sakant. Einam į style ir kur yra fs bold, false. Mums reikia pasirinkti true, kad tai yra, mes leidžiame programai, tai yra teisinga. Ir mūsų labelas automatiškai pasiryškina. Dabar, tarkime, paimsim buttoną ir šį kartą ant buttoną spaudžiam 2 kartus
ir mums automatiškai išmeta Source Editorius langą, kur mes galim editinti mūsų buttoną, mūsų mygtuką. Gerai, ir dabar šitą vietą įrašysime būtent tai, kas įvyks, kai mes paspausime mygtuką. O aš noriu paspaudus mygtuką pakeisti Label 1 tekstą. Tokiu atveju mums reikia rašyti būtent to Label 1 ar kokio kito, ką mes norim pakeisti pavadinimą. Taškas ir tas pavadinimo keitimas vadinasi caption. Jis atrodo būtent štai taip. Beje, mes kai rašėme viršuje pamoka 14, aš suklydau, negalima keisti. Tiksliai neprisimenu kodėl, bet pabandysiu išsiaiškinti, todėl turime statyti atgal į Unit 1, kaip ir buvo. Gerai, grįžtame prie mūsų mygtuko. Kadangi rašysime tekstą, o ne skaičius, turime tai daryti tarp kabučių, žinoma. Na ir Label 1 užrašą pakeiskim į tą banalųjį sveikas pasauliui. Gerai, kadangi jau viską kaip ir padarėme, spaudžiame paleisti programą ir programą pasileisti nebejodame, kaip mes esam įpratę lange, o va tokio va programėlė Windows lange. Taigi, Label 1, Button 1, bla bla bla, bet žiūrime, ar veikia mūsų mygtukas. Spaudžiame ir matome užrašą sveikas pasaulyje. Reiškia, viską padarėme kaip ir turi būti. Jeigu žiūrėjote mano pirmąją pamoką, jūs puikiai atsimenate, kad sakiau, jog Lazarusas ir Paskalis yra kažkom panašus į Delphi programavimo kalbą. Tai būtent šiandien viskas, ką matėte, labai praktiškai vienodai yra ir Delphyje. Gerai, dabar tiesiog, ką mums reikėtų padaryti, išjungti mūsų pavyzdį ir išsisaugoti. Tai labai paprasta, spaudžiame File, Save As. Tiesiog pasirenkame ten, kur visą laiką saugome ir susikurkime naują folderį, nes čia visai kitas reikalas. Pavadinsime, tarkim, App1, aplikacija pirma. Ir projektą galime irgi App1 pavadinti ir išsaugoti. Taip pat noriu išsaugoti dar kartą kaip Unit 1, tai taip ir paliekame, tebūnie. Ir nenusigaskite, čia tiesiog programa nori mūsų pavadinimą Unit 1, jinai buvo iš didžiosios raidės, tiesiog viską padaryti į mažosiom. Leidžiame rename to lowercase. Gerai, kadangi jau išsaugojame, galime sukompiliuoti. Tiesiog spaudžiame Run ir Build All. Build All kompiliavimas, ką čia per velnevą, man atrodo neminėjau, tai tiesiog, o gal ir minėjau, nebesimenu, bet pakartosiu dar kartą. Tai padaro visą mūsų šitą visumą į vieną programėlę ir būtent tos vienos programėlės dėka mes galime ją atidarnėti ir mums nebereikia pasileisti Lazaruso. Tiesiog 2 kartus ant jos paspaudžiame ir neatsidaro. Gerai, kadangi viską įsisaugojame, galime tiesiog išjungti Lazarusą, mums jo nebeprireiks. Einame ten, kur įsisaugojame, į mūsų App1 folderį, jeigu jūs taip pat pavadinate, ir susirandame tiesiog, kur type yra application. Būtent tas failiukas mums yra reikalingas. Ir jeigu mes jį 2 kartus paspausime, mums prieš akis iššoks būtent mūsų programėlė. Ir pažiūrime, ar jinai veikia. Sveikas pasaulyje.